Labas dienas, vėl Latvija, vėl žiobriai ir vėl nauja vieta. Šiandieną su vietom visiškai prastai. Važiavom vėlgi ant 11 valandų, dabar pusė 12. Tai valandą realiai važinėjomės po visur. Ir galiu pasakyti, kad vienintelį ką radom, tai čia va kažką. Aurimas stovi, Andrius ten maišą jaukas, pagaliukų maišą jauką. Dėjai rankų įsitepti? Ne, taip geriau. Va, kitoj pusėje žmonių yra. Ten pagrindinė vieta yra, va tenais ta vadinama titelė prie miestelio, tai ten kosmosas nuvažiavom. Kokia 8 mašinų, gal daugiau, nu ten žiauriai daug. A čia va taip, va. Kai bus, matysim. Nes nelabai gera vieta pagal gylį čia. Tolimą metimą reiks daryti, kad pasiekti duobę, nes reikia permesti upę, permesti tam, kad papulti į duobę, į pačią vagą. Nes čia nėra gylio. Tai va. Jeigu čia nebus nieko, kaip aš sakau, tai reiks važiuoti. Kokią 2 valandą dar visi nusiiminės, bus 2 banga, kai visi nusijama. Nu ir žiūrėsim. Šiandien pasiruošęs biški gyvų, bet pagrindas visas pasiruošimo tai yra boilis. Dės, sakiau, boilį ant vieno būtinai, o ant kito bandysim su gyvais. Nu, žiūrėsim. Tai gerai, ruošiamės ir bandom pagauti latvišką žiobrį. Vimba, kimba. Tai pradėsim nuo jauko maišymo. Tokį patį kaip praeitą kartą. Pabandėm kybo, tai nieko nekeisim. Žiūrėsim. Einam į vandenuko, prisipilsim biškį. Krantas čia labai geras, bet kaip čia bus su žuvim, tai nežinau. Šitas jaukas žiauriai daug geria. Daug geria labai jau vandens. Reikia nebijoti pavaryti jo. Susimakaluojam ir paliksim brinkt, kol jaukas išbrinks. Susiruošim meškeres. Ir žiūrėsim, kad kažkas labai trauktų, tai kitoj pusėje matau, kad pagauna. Mūsų pusėje, o lyg tai žiek traukia, lyg tai vienas, ne? Aha. Jeigu pagauna ir mūsų pusėje geras ženklas, nes reiškia tiesiog žuvį pasistatyti ant jauko reikės. Ne, neištraukė. Galvau, kad traukia, pasirodo, kai ten netraukia. Tai va, tokie reikaliukai. Nu, beveik susimaišiau. Pamiršau mikserį. Namie tai reikia su rankyte mikseriuoti. Kitoj pusėje visi, kur gaudo, jie metimas netolimas. Prie pat vaga. O pas mus metimas žiauriai tolimas. Taip, meškerę antrą ruošiamės. Simaunam iš gandonkės, Aurimai tau kybon dešinės. Truktelį arba srovė, žinai. Iš gandonkės numaunam. Nuo praeitą kartą viskas likę. Kas liečia segtukus, suktukus. Kas nematėt praeitą filmą, tuoj parodysiu. Sistema, kaip iš ko sudaryta. Tuoj, tu paračinė pagal. Čia vėjas toks nemažas, žiūri. Taipgi, sistema dabar. Va, iš ko padaryta sistema, labai viskas paprastai. Yra suktukas ant valo, tada čia gumukas ir čia va uždėtas va slankėjantis toksai suktukas su segtuku. Va. Labai geras dalykėlis. Ir realiai tai prisirašat sistema padaryta. Net kasyčių nereikia nieko.
pasiėmiau šį kartą, testuosiu Feeder Sporto šėryklas nedidelės. Aišku, pradžią darysim su didelė, šimtinė šėryklė, kur daug jauko telpa, užsimesim, kokias 8 šėryklas išausim į vietą, kad padaryti taką, kad žuvis ateitų. Ir tada, jeigu pasistatai žuvį, tai tada jau žvejyba paprasta. Prisirišau dar namie pavadėlių. Iš tikrųjų, namų darbus padarėm, nes vis tiek tai nutraukė, tai nusitraukė. Būna ir tam, kad neraišiuoti ant kranto. Tai va, prisirišta. O šitas labai praeitą kartą pasiteisino kabliukas. Tada va toks raudonas dar pasiteisino. Dainiaus Mitrelevičiaus užsirišti. Ir pasidariau girnai boiliam jau su didesniu kabliuku. Nes praeitą kartą gavosi, kad buvo per mažas kabliukas kybo ant boilio, bet per mažas kabliukas ir žiauriai sunkiai užsikirzdavo žuvis. Tai vat, toj parodau, kaip atrodo tie segtukais su suktukais, o štai tokius naudoju. Čia kurie ant valo, kur slankėsi, kur šėryklą kabinsim. Tai tokie ir esmė va čia. Užsikabini šėryklą. Ir jūsų šėryklą kabeliuojas. O ant šito suktuko jau kabinsim pavadėlį. Pavadėlį irgi prisirašau nuo 1,50 m ilgio ir paskui žiūrėsim, jeigu norės ilgo pavadėlio, jeigu kips daug dievė, tada gaudysim ilgo, bet jeigu norės mažesnio, tai tada trumpinsim. Boiliukai bus dedami va su tokiais, adatėlė su kemriku. Čia labai geras dalykas, kad tinkant bet kokio kabliuko, universalus reikalas. Ir toj parodys, kaip čia viskas atrodo. O, Aurimas užkabino kažkur kliuvinys. Na, atrodo va šitaip. Užsideda kemrikas ant kabliuko ir užsideda adatėlę. Ir labai liuks. Tai va, pradžia tokia. Su tuščia šėryklą prasimėtysiu, pasižiūrėsiu dugną. Reikia pasižiūrėti, ar yra kliuvinių, ar nėra kliuvinių. Iš vis čia lygų švarus dugnas, koks čia tas dugnas. Nes reikia biškį prasitestuoti. Nes kitaip, jeigu mesim į bėlę kur, tai vienu žodžiu galim daug prarast labai. Šį kitą pusę beveik užmet. Tai reiškiasi, nu ten žiūrėk, švarus dugnas. O, švarus. Viskas kliuvinys. Aha. Nu čia ne kažką. Čia vėl švarus. Reikia susirasti tarpą, kur švarus, nes jeigu kliuvinių bus, tai čia mes laidosim, supranti. O čia irgi gerai. O, nieko gero. Tai va skanuojamės dugną. Tai ko aš skanuosiuosi. Dabar nefilmuojam. Paskui parodysim toliau kaip kas. Va, adatėlė. Dabar ant jos užspaudžiam boiliuką. Ir būtent šitos adatėlės, kodėl aš jas rodau, labai gerai laiko patį boiliuką. Žiauriai nuo jo nenukrenta. Pavyzdžiui, metalinės, būna ten vienas žuvies kybimas nukrenta, o šitas plasmasinė oksigenai laiko. Atkreipi dėmesį. Nėra brangus šio dalykas, bet jisai vertas dėmesio. Kažko su valtim varo. Taigi bus pirmas metimas tikrai tolimas, turiu permest visą vagą, kad papulčiau kitoj pusėj, į kitą pusę upės. Nu ir bandysim visi šią, nes čia pas mus nieko gero. Oba, vos į jauką, nepribėgo vandens. Pamiršau, kai aš sakau, kai visada reikia pamiršti. Žiūrėkit, kaip atrodys, kaip aš čia.
Vilkučio prisikišam. Kokios bangos upiai, ne juokas. Ne, iš tikrųjų valtis praplaukė todėl. Nu ir metimuką darysim. Pirmą. Žiūrėsim. Bas kas nebas. Vagoj biškį. Žiūriu, ridena šėryklą. O, sustojo. Ir kokia ten šėrykla? 100 gramų. Kas čia dabar per valtį šiandien plaukė? Kažkur aiškiai yra įsileidimas. Laksto visi čia. O, dar vienas atvara. Baido čia mums žiobris, nu. Latviukai laksta. Nu, laksta, tegu laksta. Ko padarysi? Gerai, metu kitą meškerę, lauksim kibimo. Kągi, pirmą kibimą turėjau ir buvo kibimas ant boiliuko, bet nepakirtau. Žuvelą neįryjo. Tokia mintis, tu įsidėsiu dar didesnius kablius. Aš išdėjau dabar 10. Nu dar metimas, jeigu dar neužsikirs, dėsiu iš vis galingus kablius. Nes vienu susirišau ant 6. Nu taip, kad jau maža nepasirodytų. 2 kirtimai. Nėra 2 pavadėlių. Nusipjojo valas, reiškia labai yra aštrių briaunų. Vienas, ką galim daryti, bandyti storintis pavadėlinį valą iš 0,12 iki 0,16. Gal geriau laikys. O 2 kibimai buvo geri ant bailiuko. Bet yra kaip yra. Taigi, dėsim dar. Turiu prisirišęs pavadėlių, tai čia labai gerai. Tai greitai rišu dar vieną ir metu. Skibimai geri, atsiliepia greitai, viskas tvarkoj. Tik traukiant vienas atitrūko. O kitas tiesiog iš karto nusipjaujo į brovkę pavadėlį. Ir tu nieko nepadarysi. Tai va. Yra kaip yra. Tokios sąlygos, tokia čia vieta. Turbūt ne veltui čia žvėjų nebuvo. Reiks bandyti kažkaip šitos situacijos išsisukti. Nu, kokio dydžio. Opa, gerulis. Turim pirmą gražų žiobrį. O. Kaip jom? Gal nebėgsim iš tos vietos. Labai gražu. Jau nemėlkas. Ant balto dziko. Tai ten palik tik boilį, o čia aš dedu. Dzikas dziko, jo, ten tik boilį palikau. Kiek dzikų dedu? Vieną. Ir be burbulių. Vieną ant vieną kabliuką, kitą ant kito. Po vieną. Nu, liuksas. Pastartavom. Oba. O ir Aurimas kažką traukia po ilgų laiko. Jau mes galvojam varyti. Įvarėjai kažkur? Eina pats. O ko taip iš šono eina? Nesuprantu. Čia gal ne žiobris pas tave, koks karpis? Kažkaip labai jau čia. Žiūrėk, iš vis kur nunešė. Bet žinau, baisiai sunkiai kažkas eina. Čia ne žiobris. Ne žiaubas. Kažkas kitko. Pizda, žinau. Nu. Kažkas kosmosas. Nors pamatyta girdė. Nefarsuoju. Bet jau prie pat netoli.
Nebent 2 žiobriai argi. Kur yra? Gal kokį karšį užkabinai? Nu. Nežinau, jis neaišku. Nu, pasirodys ar ne? Karpis? Karpis, man atrodo. Eit. Čia kosminė žuvis, mažiai. Nu. Neis. O, karpis, pažiūrėk, kokių 4 kilų karpis. O dabar sietkos reikėtų. Bandyk filmuoti. Nu. Aš sakau, gal koks karpis, kurgi, pažiūrėk koks. Gražus karpis, tuo vis tiek turi pavargti. Ko? Galima, karpis visada. Ne, tik dydis yra. Žiobris. Jis kaip pasuko galvą ir šutį krantan. Da, stiprus, turi jėgų. Aš sakau, kad čia nesąmonė, kažkaip nežiobrio traukimų. Nu, kas karpius gaudo, kas žiobrius. Andriejų kviečių? Jo, ampustą kviečia. Andriejų kviečių. Tai, o žiūrėk. Ar jisai kranta? Kyba ir man. Jis patikėk, jis upinis, žinai, kaip stiprus koks. O valiukas pavadėlis, tai tikrai nesdaravas. Žiūrėk, kad neužsimestų per šitą, per nugarą, nes jeigu permest, nupjaus valą iš karto. Jis jau meta, matai. O. Jau pavargai. Jis jau. Jau paskutiniai. Nu, gražiai. Nu, imk nori. Dar aptaškė visą. Opa. Kaip, aparat. O čia, va taip, va. Žiobrio atvarėm, skaitas. Kaip žiobrio atvarėm. Geras žiobris. Kaip žiobris. Paro. O, žiobrio 3 kilai ar 4. Bus 3. Palabiš pasuksim prieš saulę. Atsisuk, nes bus tai negražus vain. Nu, va. Kiek žiobrių galima? Jau norma pagal viską. Būna ir taip. Dabar Aurimas kažervė važiuos iš čia. Šiaip, kad sektųsi pagal žvejų visas tradicijas, pirmą žuvį reikia paleisti. Nu? Paleisim Lietuvai. Kitą pirmą turbūt. Kitą pirmą. Bet tai kai... Gerai. Va, ir pavadukas 0,12 ar 0,14. Puikiai atlaikė. Sakau, geruliai. Japanskas, japonų rinkai gamintas valas. Žiauriai geras. Nu, fainai. Ja, vienas žiobris, vienas karpis, varam kitą vietą. Naujoj vietoj, tik atvažiavus, iškart kibimai. Žiūrėkit, net prinešiu prie Žiūrėkit. kameros, labai didelis. Iškart kibimai prasidėjo, nu ką tu, čia yra rimta. Va, Andri žiobrį pagavo.
Liuks. Nu, va, naują vietą visi gauna, žiūri, visi gauna. Aurimas paro. Antūšio kablė. O, ant tūšio geriausia. Einu pas Andrių. Andrius ir mačiau ištraukti. Geresnė nauja vieta. Kodėl? Kas? Bet ant boilio kimba? Tai tik ant boilio kimba. Nu, va. Da ant zyko biškai kybo, bet vienas iki taip kažkas. Nes aš ant zyko irgi, va, man nutraukė boilį. Galvoja. Tai nutrūko, va. Tai Reiks bandyti. Tai čia dar gali persirišti. reikia kažkaip bandyti. Tai bet vis jau čia linksmiau, matai? Taip, Atėjau šėryklą šimtinę. taip, reikia čia neša. Va, naują vietą visi pagauna. Išskyrus mane. Nes man tai trūko ir nutrūko. Nieko, tu atrinksim, metimą atrinksim, viską bus gerai. Pastatysimės jau. Panašu, kad šiandien pavadys trumpesnis veikia. Va, toks varikaliukas. Fainas. Turiu ir aš sutrumpinau pavadėlį ir prasidės turbūt kibimai. Jo, ir aš pasidariau Aurimai trumputį ir va, iškart kibimą. Uch, tu geras. Ką duoda? Oho. Eik tu savo koksai. Va čia tai žiobris. O. Kaip tau? Zdarovas. Žiūrėkit, hebrytė. Va čia tai žiobriai. Gražus. Baisiliniai. O Aurimai kimba. Nu smagu. Ja, vėl traukiam. Va, tik randė vaistus ir važiuojam. Vienas po kitą. Nu. Genas. Nu, liuks. Samtelioka. Nespėjai lupti. Čia jau bus nuėdę jau čia. O. Ateik yra. Negi pabėga. Ai ne. Yra dar. Prieš krantą, vat svarbiausia, čia tokia vieta reikia išsikelti, nes jie taip duoda prie kranto. O, pažiūrėkit, kokie žiobriai. Ir valiukas, sumažintas pavadėlis, labai padėjo. Žiauriai geras pavadėlinis valas. Japonijos rinkai gamintas, pažiūrėkit. Keli žiobriai neska galvos. Liuksas. Jo, nu ką galiu pasakyti, taškas įdirbo. Pradėjom lūpti. Nepakeliu nuo dugno, čia dabar. Opa. Nu. Vienu žodžiu liuksas. Reikėjo atrasti, va, tik tai pavadėlį sutrumpinom. Ir į atstumą, nu į vieną vietą klipsaus įdėjus 6 šėryklos pasistatė žuvis ir aš manau, ilgai netruksim sugaudyti normą. Priminsim, kad galima paimti 7 žiobris, bet turi būti ne mažiau 30 cm. Čia kibimas, šitą leidžiam ir kito nepakirtam. Vienu žodžiu, mažesnius paleistim turim. Lietuvoj praeitą kartą biškį sugribavau. Ne 5 vienetai, 5 kg galima. Man prirakčiat jau čia visi, kad aš suklydau, tai taip suklydau. Lietuvoj 5 kg, Latvijai 7 vienetai. Tai, liuksas. Dar vieną gražuolį traukiam. Šiandien ryšimo kažkokia diena. Vieną po kitą pavadėlį rišu.
nes vis nusitraukia prie kranto tų žalių. Na bet, eik tu savo, ir vėl į žolę. Ir dar geras žiobris, žiūrėk, kabaliuoja. Gal išeis. Nu, viskas. O. Ate. O, ant kitos kimba. Nu, gal ant šitos ištrauksiu. Vėl nutrūka, vėl ryšti reiks. Ai, na šit. Gerai. Čia jeigu ir tu labai mažas. Ai ne. Nebėra. Buvo. Metam toliau. Kadangi liko biški valo, rišom kabliuką. Nespėjai rišti. Noriu susirišti boilinę sistemą, bet tiesiog ir kada nutraukė vieną, nutraukė kitą, nutraukė trečią. Va, dabar rišu staigiai kabliuką, nes liko galas valo. Įnešė žiobris į žolę ir nusipjovė per nendrę. Tai va. Dabar ryšim raudoną. Viskas gerai, jau kimba, jau žuvis stovi vietai. Traukite vieną po kitos. Va toks kabliukėlis. Turėtų būti gerai. O, tik užmetus. Iš viso trumpinau pavadėlį žiauriai. Ir nespėjo nusileisti ir iš karto. Nu, dabar reikia palei krantą, kad ir kaip jisai makaluosis, jam reikia neleisti tą žolės įlysti. Ateik. Vienu žodžiu reikia prieš pat forsuoti. Ir didžiulės žuvis bus jūsų. Vieną traukį yra, ant kitos irgi yra. Pakirtau. Uhu. Iškirtęs ir ant šitos. O, yra. Irgi. Tai va, dublis. Va, vyriukai. O, tetė į mamą. Per mažas. Pabučiuojam. Tik ne į lūpas ir paleidžiam. Oi. O didesnį va šitą jau paimsim. Pažiūrėkit koks. O. Čia jau žiobris vertas žiobrio. Net netelpa į kamerą, matot, koks geras. Na ką, ir vėl turim. Smagu. Kažko lyg dar nutrūko. Ne, spaudžiam dar. Prie kranto spaudžiam, važiuojam. Va. Nu, smagi minai. O, atsikabino. Labai gerai. Atsikabino, nereiks atkabinėti. Ir pažiūrėkite, koks vėl. Liuksas. Šiandien nebėra jau tų kabliukų, nutraukiau. Toks raudonas, matot, šone. Nuotrauką dar turėjau. Labai gerai veikia. Žiūrėsiu, bandysiu kažką panašaus. Esmė, kad kai traukia prie pat kranto, reikia taip paforsuoti. O, kibimas. Kibimas, nu. Ir nėra. Neužsikabino. Atradau dar vieną tokį kabliuką. Biški didesnis, kaip sakoma, dydžiu, nes prieš tai gaudžiau mažesniais. Bet va šita spalva panaši labai. Ant tokios kybo tik tamsesnės. Nu, šiandien 12 gal nusitraukiau pavadėlių. Tokią vietą. Sunku įsitraukti, bet kimba.
Verta terliotis, kaip sakoma. O, kibimas bežaidžiant. O, turiu. O, matot. Smagu čia pasižaisti su jais. O, kad stiprus. Geras gal papuolė. Būt gerai, kokį virš kilogramą ištrauk, nes tokių iki kilo šiandien buvo keletą. Faina. O, duodas. O. Opa. Pažiūrėkit. Kosmosiniai, ką? Jėga. Ir va tokį vėl pagauni. Nu, smagu. Taip. Lengvas tarpelis, kada žuvis nekimba. Tai sakau, galima šiek tiek pakalbėti apie naudojamas priemonės. Taigi, šėryklos dabar šitos bus firmos, Feeder Sporto. Pirmą kartą jas bandau. Nusipirkau tokios nedidelės ir sunkios. Turi tokios ragiukus. Tai kabinasi už dugno. Ir pasiėmiau 100 gramų ir 80. Tai kaip ir sakiau, pradžiai startuojam nuo didelės, kad įsišertamim žuvį, paskui ją nusiėmam. Ir kad taupyti jauką, kad tiek daug neduoti, kai žuvį pasistatai ir nereikia ten tiek daug. Tada va tokias mažutėlės dedam. Puikiai, labai patiko, gerai metasi, tai tiksliai metasi, gerai stovi, kas liečia ant dugno, ten baisiai srovėjos, ten ir den, liuksas. Valai dabar pavadėliam. Afigenas valas šitas, tikrai labai gerai laiko. Vis dar užmeta akį ir nekimba. Tikrai gerai laiko, liuks aišku, kai užkabini už žolės ar tenais, kai įvarai kokias akmenis, nu tai normalu, kad nutrūksta. Bet šiaip tikrai labai fainiai. Toliau, kimba. Kimba, bet neužkybo. Kaip sakoma, nepakirtau. Toliau. Kas toliau? Builiukai pasiteisino tokie. Tik tai šiandien atsibodo, sakau, atsibodo grinai, ant jų kybo geriausiai, bet atsibodo vienu žodžiu rišt pavadėlius. Nes daug nusipjojom, tai pradėjom gaudyti ant balto didelio dziko. Tai va. Kas čia dar dabar? Kabliukai. Va, pilna dėžutė tokių spalvotų, jeigu net bailiuko gaudom. Dainiaus Mitralevičiaus. Irgi faini, liuks dalykas. Ir dirbtinis matylius. Va toks. Pabandykit, jeigu tingit terlioti su normaliais, tai yra berkliaus, smirdantis dirbtinis matylius. Tikrai veikia ir puikiai pasigauna. Taip. O daugiau kaip ir viskas. Viską jau išrodžiau. Tai kaip matėte, žuvis kimba nerealiai. Liuks smagu, tikrai važiuokit. Kol dar galima žiaubrį. Tikrai važiuokit ir gaudykit. Pradėjo lyt. Pakuojamės ir brač sulankščiau šitą stoveliuką. Neina kišt. O. Pakuojamės ir varysim namo. Visi pasigavo po normą, paskui iš tos normos pasididinom žuvį. Va. Atsirinkom didžiausius. Tai čia mano. Čia operatoriaus kipsa. Irgi negrįž be nieko. Aurimėlis irgi tiek turi ir Andrius irgi tiek pat. Tai dabar viską gražiai susipakuojam. Tikrai verta važiuoti. Smagu. Pagausit, manau. Tikrai, jeigu atvažiuosit. Tik jeigu važiuojat, nebijokit. Kaip sakoma, pavažinėti po upę. Nėra čia tik tai vienintelė vieta. Šiandien mes irgi nuvažiavom pirmą. Ten matėt. Tik tai karpis 4 kilų. Tai ką ten sėdėsi. Kitur išvažiavom. Ne, jokauju, ten labai buvo daug labai aštrių kampų, daug nutraukiam. Tai vienu žodžiu pasitraukiam iš tenais, nes kibimai buvo, bet labai tolimas metimas. Tai ir mąstėm, gal apvažiuoti iš kitos upės pusės. Nu, esmė, kad va teifa. Bet gavosi, sustojom čia, o šitoj vietai pasibandėm ir liuks.
Labai gerai kybo. Oras suprastėjo. Tikrai va, šalto pasidarė. Eina savo. Taigi, chebrytė. Ačiū uždėmesį. Ačiū, kad buvot kartu. Dabar visiems sakysim, paspauskite laiką, parašykit komentarą, užsiprenumeruokit kanalą ir laukit kitų video. Viso gero visiems. Parodykit viso gero visiems. O matot, kokie geri žmonės. Parodo viso gero. Čiau.